Belaukdami akcijos Darom starto, visuomeninė organizacija suskubo savo narius į talką pakviesti jau penktadienį. Pasirinkę unikaliai gražią Vilijampolėje esančią Neries pakrantę, joje talkininkai aptiko ne tik popieriaus, plastiko butelių, stiklo šukių, bet ir automobilių detalių. Per porą talkos valandų šiukšlės užpildė kelias dešimtis maišų. Šiaip tai jau labai daug. Ypač ten, kur daugiau gali žmonės nusileisti, prie tilto, pavyzdžiui, kur susibūrimo vietos, tai tikrai ko nori gali rasti. Žodžiu, nuo pačių smulkiausių iki pačių didžiausių, kurių net neina ištraukti, tiesiog užsikasę pusiau tos šiukšlės. Pasirinkome vietą, kuri, galima sakyti, tokia yra neatrasta. Čia netolimoje ateityje Kaunas gali turėti nuostabų kampelį. Tai yra ir dviratininkam, ir sportininkam, ir poilsiautojam, ir šeimynam su mažais vaikais. Yra nuostabi erdvė, bet dėja, čia dabar matome ir švirkštų, ir šiukšlių, ir tikrai nėra jauku. Šiukšlių yra labai daug. Labai gaila, kad šita pakrantė yra taip apleista, vadinkim, ir taip neišnaudoti plotus, kurie žmonėms tiesiog galėtų būti puikia vieta laisvalaikio praleidimui, sportui ir taip toliau. Kaip matome, šiukšlių netrūksta. Penktąjį kartą Lietuvoje vykstančioje akcijoje Darom dalyvauja visuomeninės organizacijos suburti talkininkai darbavosi 2 dienas. Jie sako, kad visuomenė sąmoningėja, dėja šiukšlintojų gretos vis dar didelės. Kuomet neliks tokių žmonių, tada ir talkų organizuoti nebereikės. Nebe pirmus metus vykstančių akcijų metu talkininkų rankų buvo sulaukę Kauno ąžuolynas, Ramybės parkas bei kitos viešos miesto erdvės. Šiemet tvarkytos ir 6-ojo forto prieigos. Ten talkininkai aptiko net ir buitinės technikos.